Labas. Turbūt ne vienam kyla klausimas, kaip pasirinkti geriausią moto kuprinę. Čiup savo mėgstamą gėrimą, važiuojam. Kaip matote prieš mane ne viena Kriegos kuprinė. Iš 7 4 yra mano, kurias naudojau ir naudoju moto kelionėse, varžybose, pasivažinėjimuose kasdienai mieste. Kodėl Kriega? Kriegą mes žinome dėl 3 dalykų. Labai aukšta kokybė, centrinis užsegimas, kuris leidžia nuimti apkrovą nuo pečių ir tolygiau paskirstyti svorį ant krūtinės ir pečių, bei 10 metų garantija. Šiai kuprinė yra kokie 8 metai. Vis dar veikia puikiai. Tačiau kaip išsirinkti kuprinę, kuri būtų universaliausia ir tiktų labiausiai jums? Ir kodėl aš darau šį video? Nes atėjo metas turbūt įsigyti dar vieną Kriegos kuprinę. Ir tada pradėjau kelti klausimą, o kodėl man reikia dar vienos Kriego kuprinės? Ir turbūt daugam yra įdomu, kokie yra skirtumai tarp šių kuprinių, į ką reikėtų atsižvelgti. Tai mes šiame video apie tai ir pakalbėsime. Kaip matote, man iš dešinės yra pagrindiniai daiktai, ką mes dažniausiai dedame į kuprines. Tai yra įrankių, montiruotės komplektas, pagrindiniai raktai, atsarginė kamera, vaistinėlė, trikojis, lietaus apranga, lietaus pirštinės, fotoaparatas, objektyvas, higienos priemonės, elektroniniai devaisai, tai yra laidai, pakrovėjai, powerbankai, kompiuteris, 13-14 colių iPadas, kilimėlis, viryklė, benzininė viryklė su benzininiu balionėliu 0,3 palapinsiaustė, šalmas, palapinė, kėdutė, miegmaišis. Kiekviena iš šių kuprinių gali sutalpinti skirtingą daiktų kiekį. Ir aš manau, tai yra labai svarbu, renkantis, kokia kuprinė jums būtų patogiausia ir universaliausia. Pradėkime nuo pradžių R20. Mano pirmoji kuprinė. Labai paprasta. Turi vieną pagrindinį skyrių su maža kišenėlė smulkiem daiktams. Yra nedidelis skyrelis, kur įsideda kompas arba gertuvė, vandens maišas. Ir viena išorinė kišenė, kurioje galime įsidėti irgi vidutinio dydžio daiktus. Viskas. Daugiau nieko čia nėra. Jos pagrindinis privalumas, kad dėl vieno didelio skyriaus galima sudėti daug daiktų. Minusas, kad jinai nėra pilnai waterproofinė. Tai reiškia, nuo lengvo lietaus saugo, viskas puiku, bet jeigu norėsite merkti stiprių vandenį, reikėtų vandens maišą. Tai yra geresnės vandens izoliacijos. Pasižiūrime, ką galime įdėti į R20 kuprinę. Pradėkime nuo montiruotė raktai. Toliau. Vaistinėlė. Raktų komplektas. Kamera 20-21. Lietaus kelnės, lietaus striukė. Pirštinės. Fotoaparatas.
Pagrindinis skyrius prikrautas. Čia dar galime įdėti kažkokį plonesnį daiktą, kaip pavyzdys laidai. Ir galbūt dar sudėtumėm palapinsiaustį. Tiek daiktų telpa į R20. Turėkite mintyje, kad čia nėra įdėtas vandens maišas, kuris dedasi 3 litrų, galima ir 3,75 įdėti. Tai vietos liktų mažiau, jeigu įdėtumėm pilną vandens maišą. Šiek tiek reikia į tai atsižvelgti. Mano antroji kuprinė, kurią naudojau pasivažinėjimą miške, tai mintis kokia buvo, kad R20 aš naudojau miestui, kad būtų švari kuprinė, patogu su vienu užtruktuku atsekti, užsekti, išimant, įdedant kompą, į ją telpa kompiuteris 14 colių. Kalbant apie RT18 kuprinę, kaip matote, nėra tokia jau švari, vis dėlto jau mačiusi gyvenimą, bet vėlgi tarnauja puikiai. Matome, mes turime pakabintą virvutę, papildomą kaip atsargai, bet pasižiūrėkime pačią kuprinę, kokie yra skyriai. Mes turime vieną waterproofinį skyrių. Toliau. Čia turime galimybę pakabinti vandens maišą, įdėti kelis smulkesnius daiktus ir turime vieną mažą waterproofinį skyrelį su viena nedidelė kišenėlė, kur galime įsidėti raktus ir panašius smulkius daiktus. Šios kuprinės viršuje yra tinklelis, kuris leidžia įdėti papildomus daiktus, pavyzdžiui, džemperis ir kiti dalykai, kurie nebijo vandens arba tuo metu nelyja, tai vėlgi padeda išplėsti kuprinės talpą. Pagrindinis minusas šios kuprinės kasdienai, kad į waterproofinį skyrių mes sunkiai galime įdėti kompą, aš to jums pademonstruosiu. MacBookas 14 colių su dėklu, matome, kad jį įtalpinti įmanoma, bet reikia pastangų. Lygiai tas pats, kai mes norime išimti, yra gana sudėtinga. Jeigu mes kompą dedame be, įdėjimas yra paprastas. Bet jeigu mes dėsime papildomus daiktus prie kompo, kompas neturi jokios apsaugos nuo subraižymo. Ką galime sutalpinti į tokią kuprinę? Vandens maišas. Į pagrindinį skyrių pasižiūrime. Įdedame raktų komplektą. Kad būtų galima daugiau supakuoti, reikia labai derinti, kaip dedame daiktus, nes lietaus skyrius, lietaus waterproofinis skyrius yra gana siauras ir ilgas. Kelnes. Striukė. Raktų komplektas. Vaistinėlė. Pirštinės. Kamera. Ir praktiškai čia yra viskas. Pagrindinis skyrius yra užpildytas. Čia mes galime įdėti
vandens maišą, galbūt apačioje dar kažkokių smulkesnių dalykų, pavyzdžiui, pabandome įdėti elektros laidus pakrovėjus. Jeigu nedėsime vandens maišo, dar galime kažkokį tai ploną daiktą įdėti. Kaip pavyzdys, galbūt čia išeitų įdėti dar kompiuterį šiame skyriuje. Ir pabandome sutalpinti. Pavyko. Kaip matote, daiktų šiek tiek galime sudėti mažiau. Pagrindinis jos privalumas yra, kad turi waterproofinį skyrių, lyginant su R20. Sekantis privalumas, kad galime pakabinti papildomus daiktus išorėje arba užkišti už specialaus tinklelio. Jeigu mes nededame pilnos kuprinės, dėl siauraus skyrio daiktai juda kuprinėje mažiau. Tai reiškia, iš esmės pati kuprinė turi du didelius skyrius. Vienas yra čia ir vienas yra waterproofinis. Dėl sluoksniavimo skyrių daiktų galime talpinti mažiau, bet tie daiktai organizuočiau susideda, bet jų, kaip ir minėjau, susideda mažiau. Miške važiuojant, ypatingai off-roadų, techniškose atkarpose, daiktai netaip mėtosi kuprinėje, stovi stabiliau ant nugaros. Turbūt tiek būtų su T18 kuprinė. Sekanti mano kuprinė R30. Ši kuprinė man buvo reikalinga vykstant į Pakistaną, nes reikėjo sutalpinti labai daug daiktų, nes ant motociklo nebuvo jokio kito bagažo, tik tais kuprinė. Tai mums pasiteisino. Pagrindinis dalykas yra, kad jeigu daiktai yra pakankamai sunkus ir prikraunat maksimaliai daug, visą dieną važiuot vargins. Ką rekomenduoju padaryti, jeigu yra galimybė šiek tiek atlaisvinti petnešas, kad kuprinė pasidėtų ant sėdynės, jeigu keleivio sėdynė yra šiek tiek aukščiau, arba keleivio vietoje mes pasikabiname kažkokį tai waterproofinį bagą ir tada ant viršaus padedam kuprinę, taip numindami svorį nuo pečių ir bendrai nuo krūtinės. Ką mes turime su šia kuprinė? Mes turime dvi išorinės talpis kišenės, viena ir antra, jos nėra waterproofinės. Turime pagrindinį skyrių, kuris yra pilnai waterproofinis. Ir čia mes galime sutalpinti labai daug daiktų. Palyginimui pabandome sudėti, pradėkime galbūt miegmaišis. Kėdutė. Palapinė. Palapinės kuoliukai. Būnė į kelionę mes pasiimam iPadą, ką aš įprastai imu. Toliau judame su įrankiais. Galime juos pabandyti sutalpinti štai čia. Čia dar yra šiek tiek vietos, galbūt aš įdėsiu lietaus kelnes. Išorinėje kišenėje dėsime, pavyzdžiui, vaistinėlę.
ir įdėsime lietaus pirštinės. Šiek tiek dar vietos čia yra, bet jeigu labai neplėšant kuprinės, tarkime taip. Ką dar galime įdėti į vidų? Įrankių komplektą. Kilimėlį. Lietaus striukę. Kamerą. Elektros devices. Vieną objektyvą. Štai tiek daiktų man pavyko sutalpinti į R30. Tikrai labai talpi, didelė kuprinė. Vidinis pagrindinis skyrius yra waterproofinis, išorinės dvi kišenės yra ne waterproofinės. Jeigu norite pakabinti vandens maišą hidrapaką vadinamą, galite tai padaryti. Atkabinus čia mes turime kilpą pakabinimui. Ir ką reikėtų dar atkreipti dėmesį, kad dėl didelio svorio kuprinės, kai jūs ją pakraunat, ši kuprinė turi dvigubą užsegimą, kas leidžia daugiau apkrovos duoti į krūtinę, tai yra tolygiau paskirstyti svorį. Minimali kuprinė yra Hydro 3, joje telpa 3 litrų vandens maišas, čia matote yra 375, jis yra šiek tiek per platus. Jis telpa į 30 litrų, 20 litrų, į T18 irgi galima sutalpinti. Bet standartas čia yra 3 litrų vandens maišas. Jeigu mes čia pripilame pilną vandens maišą, mes turime dar vieną šoninį kišenėlę, kurioje galime įdėti minimalius daiktus. Kaip pavyzdys, įrankių komplektas gali tilpti, galbūt lietaus kelnes. Bet daugiau iš esmės nieko čia neįsidėsti. Vanduo, užkandis, minimalus raktų komplektas, tai viskas, ką galite įsidėti. Privalumas yra tai, kad labai lengvas, nesijaučia ant nugaros, vėlgi dėl centrinio susegimo ant krūtinės. Ir jeigu nereikia vežtis bagažo, turėti tik vandens, puikus sprendimas. Toliau mes turime 3 naujus modelius ir kodėl aš apie juos svarstau. Noriu turėti vieną kuprinę, kuri būtų pakankamai universali. Tai yra, būtų patogu įsidėti fotoaparatą su dėklu, bet nebūtų per didelė kaip R30 litrų. Ir būtų waterproofinė, ko neturi R20 litrų. Dėl to į mano rankas papuolė R22, R16 ir Max 28. Pradėkime nuo Max 28. Ši kuprinė daugiausiai yra skirta miestui. Ji turi šiek tiek kitokį nugaros paminkštinimą, kuris turbūt nėra labai orientuotas į offroadą, į purvą, lyginant, sakykime, su standartiniu Krygos tinkleliu, kurį jie turi ant nugaros. Bet šis turėtų būti patogesnis, komfortabilesnis. Vėlgi, centrinis sukabinimas, standartiškai. Ką mes turime priekyje, dvisaktis, viena kišenė susidėti smulkiems daiktams. Toliau mes turime pagrindinį skyrių. Pagrindinis skyrius yra
vienas didelis. Turime čia waterproofinį skyrių, kur galime įsidėti, pavyzdžiui, kompiuterį. Ir čia telpa kompiuteris lengviau, lyginant su T18. Kuo dar įdomus šis variantas žmonėm, kurie daug laiko praleidžia mieste, yra papildomas skyrius smulkiem daiktam susidėti. Tai yra, mes turime 2-3 mažas kišenėlės. Tušinukam ir skyrius, kuriame galime įdėti, kaip pavyzdys, tą patį iPadą. iPadas yra 11 colių. Dar vienas įdomus dalykas, kuo ši kuprinė yra išskirtinė iš visų kitų ir kažkam tai gali būti labai didelis privalumas. Beje, į šią kuprinę dedasi irgi vandens maišas, nes turime kišenę, kur galima įsidėti vandens maišą. Bet kitas momentas tai yra praplatinimas, kuris leidžia, štai užsieksiu galbūt, įdėti mums šalmą. Fantastika. Kuprinėje telpa šalmas. Į jokią kitą kuprinę Krygos segmente jūs negalite įdėti šalmo. Netgi į R30 aš bandžiau, šalmas netelpa. O į šią jūs galite įsitalpinti šalmą ir greičiausiai dar tilptų įdėti ir kompą. Prašau. Kompas ir šalmas vienoj kuprinėje. Jeigu nenorit šalmo palikti prie motociklo, einat pasivaikščiot, puikus sprendimas. Jeigu šalmo nenorite laikyti, arba kitaip sakant, tada kai šalmo nelaikote, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad šalmas Adventure'is už snapeliu netilps, tik tais stritinis plikas šalmas. Tai reiškia, jeigu mums nereikia šalmo dėti, mes tas talpą galime sumažinti. Patogu, jeigu reikia įsidėti sportinę aprangą, papildomus daiktus laikinai. Tiek turbūt būtų apie šią kuprinę. Paskutiniai du modeliukai R22, R16, iš esmės tai yra praktiškai tokia pati kuprinė, tik tais R22 turi šiek tiek platesnį maišą ir priekinę kišenę. Čia. R16 yra siauresnė, turi šiek tiek siauresnį maišą, bet šis maišas vis tiek yra platesnis negu T18. Tai reiškia, į šią kuprinę kompą įdėti bus lengviau. Skirtumai tarp šitų dviejų kuprinių, nepaisant litražo, ši kuprinė yra labiau slim, apačia yra, kaip matote, šiek tiek kitokios formos, nėra šoninių diržiukų kaip šioje kuprinėje, kad būtų galima susiaurinti, suspausti. Turi rankeną, ko neturi šita kuprinė. Ir jeigu šioje kuprinėje mes turime užsegimą iš viršaus, dry bagą susukus, tai čia viršutinio užsegimo nėra. Man asmeniškai patraukliau atrodo šis variantas. Parodysiu
Kodėl? Visų pirma, mes jie galime pakankamai nemažai daiktų sutalpinti. Pasižiūrime montiruotės komplektas, vaistinėlė, lietaus apranga, kamera, elektros prietaisai, pirštinės, toliau priekinėme skyriuje tebūnie įsidedam higienos priemonės, sekantis dalykas, kam aš noriu pritaikyti priekinį skyrių, įdėti fotoaparatą, paskui aš paaiškinsiu, ką aš to noriu padaryti ir kodėl priekinis skyrius. Einam dar prie pagrindinio skyriaus. Įdedam objektyvą. Galim įdėti tą patį. Nors trikoją galbūt pakabinsime šone. Raktų komplektas. Tebūnie tai bus palapinsiaustė. Ir dar turiu šiek tiek vietos, galbūt galėčiau talpinti kilimėlį. Kaip matote, kuprinė labai talpi, kaip 22 litrų. Galima tikrai nemažai į ją sutalpinti dalykų. Ir kodėl man patinka būtent 22 modelis, tai yra, kad aš galiu greitai pasiekti fotoaparatą. Ko negaliu padaryti su 16 litrų kuprinė. Jeigu tai bus T18, jau aiškinau, kodėl vėlgi reikėtų man atsekti, plus pats supakavimas daiktų yra ženkliai ribotas. Kągi, apibendrinant, tikiuosi, kad tai padės jums išsirinkti savo universaliausią moto kuprinę. Aš asmeniškai tikiu, kad mano kuprinių komplektą papildys R22, o T18 ir R30 ir R20 greičiausiai bus laikas išleisti marčias. Tai mano naujoji ir universalioji kuprinė tikėtina bus R22. Jeigu turite klausimų, būtinai rašykite komentaruose, pastebėjimų, pasiūlymų ir tikiuosi, kad atsakiau į dalį iš jūsų kilusių klausimų. Sėkmės, iki kitų kartų.